Labas vakaras, mėlyjeji. Sveiki, gyvi. Šiandieną susitinkame paskutinę 2025 metų naktį. Ir norėtumėm parodyti šiek tiek nuveiktų darbų per 2025 metus. Pati buvau labai nustebinta, kai atsukau visus metus atgal ir peržiūrėjau, kiek viso ko įvyko. Tikrai buvau nuoširdžiai nustebinta, kad Labai daug padaryta, tikrai. ir ne tik padaryta, ir daug asmeniniam gyvenime įvykių Taip. atsitikę. Taigi kviečiame jūs pažiūrėti kartu mūsų visą šių metų, 25 metų apžvalgą, ką mes nuveikėm ir koksai buvo mūsų gyvenimo, kokie buvo pagrindiniai įvykiai. Mariau, tu atsimeni tą mano visą kovą, kas liečia PSD perskaičiavimus gyvenantiems žmonėms Jungtinėje karalystėje? Taip, labai gerai atsimenu. Ar pameni tas bemiegės naktis ir pačią bemiegės naktis, kada šviesa spigina? Arba prabundi ir žmogus guli antraip. Ai, jo. Čia dabar šiek tiek Marius paslapčių išduoda. Taip, kada aš negaliu užmigti pabudusi naktį, aš tiesiog dedu pagalvę, kur yra kojos. Tai Marius atsibudęs ryte ir pamatęs vietoj mano galvos, mano kojas, jau supranta, kad kažkas tai vyko. Buvo bemiegė naktis. Buvo bemiegė naktis. Tad pažiūrėkime pirmą trumpą epizodą apie PSD perskaičiavimus ir pateikiamus dokumentus, ką mums pavyko, mums visiems tarp kito, pavyko šiemet pasiekti. Taigi, gavau iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos elektroniniu paštu laišką skirtą man ir kopija nusiusta Sodros valdybai. Ministerija maloniai prašo Sodros valdybos ir toliau bendradarbiauti su pareiškėja, tai yra su manim. Ministerija maloniai prašo užbaigti šį procesą iki galo, toliau bendradarbiaujant ir pateikti žmonėms atsakymus. Labas rytas. Ateinu pas jūs su PSD naujienom. Viskas. Mes pasiekėm savo rezultatų. Noriu padėkoti Daliai Asanavičiūtei, mūsų Seimo nariai, kuri ėjo petis petin šituo klausimu, kas liečia PSD perskaičiavimus ir tikrai jautėsi didelę pagalbą iš šios pusės. Taip pat labai noriu padėkoti TV3 žinioms ir žurnalistei Aušrinei Jonovienei, kuri darė reportažus ir gelbėjom žmonės, kuriems buvo nuskaičiuoti pinigai dėl to, kad negalėjo įsirodyti savo gyvenimo svečioj šaly. Noriu padėkoti ministerijai, kad iš jos pusės buvo labai stiprus palaikymas ir skatinimas Sodrai toliau bendrauti su manimi, kad išspręsti visą šią situaciją. Ir žinoma, noriu padėkoti Sodros valdybai, kuri iš tikrųjų tiek jiems, tiek man nebuvo lengva visą tą išgryninti ir pasiekti. Dėl to gal ir užtruko apie 10 mėnesių visas šitas procesas. Žodžiu, Jungtinė karalystė PSD klausimais nustumė į šoną žodžius atitinkamas dokumentas iš kompetitingos įstaigos. Ir turime pagaliau tikslų, konkretų sąrašą dėl PSD įmokų perskaičiavimo. Šiek tiek intarpa iš mūsų asmeninio gyvenimo, taip pat vienas svarbiausių įvykių šiais metais, kas įvyko, tai Mūsų santuoka. mūsų santuoka. Taip, žiedai dar žvilga. Žvelga. Kaip pačiam, ar atsimeni tą patį jausmą, tą mūsų, tai buvo santuokos ne viena diena, tai buvo savaitės kelionė su artimais žmonėm ir buvimas kartu su savo pačiais artimiausiais. Kaip tu dar gyveni tame jausme, dar atsimeni tai? Atsimenu, labai gerai atsimenu ir kai paleidžiam dar prisiminimo dainas mūsų šventės, tai ten buvo tikrai įvykis, ne tai, kad
Tai tiesiog buvo vidinis įvykis, kuris buvo, tiesiog nuostabus. Šeimos susibūrimas, geriausi draugai, šeima ir tai buvo nuostabiai praleistas laikas. Ir pati atmosfera, pats laivas, kapitonas ir Realiai gyvenimas pats nepasikeitė, tiesiog mes savo santykius įteisinom taip. ir nuo tada esame jau vyras ir žmona. Wow. Šiek tiek video apie tai. Take me back into the arms I love. Lead me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Tai ką, grįžus po santuokos laukia dar viena pergalė, iš tikrųjų didelė pergalė, dėl kurios buvo važiuota į Seimą. Dalia Asanavičiūtė organizavo visą susitikimą, dalyvavo ir kiti Seimo nariai, žiniasklaida labai buvo įsitraukusi tai, nes buvo periodas, kada būdavo nutraukiamos pensijos žmonėm, kurie išvykdavo į užsienį. Ir mums ši situacija išsirutuliavo taip pat į pergalę ir jau nuo 2025 metų pensijos nebenutraukinėjamos žmonėm, nebestabdomos žmonėm, kurie išvyksta į užsienį. Dieną man sodros pavaduotojas atsiunčia informaciją pačią šviežiausią, kas susiję su pensijų nutraukinėjimais ir stabdymais. Iki šiol, kai žmogus deklaruodavo išvykimą iš Lietuvos į Europos valstybę arba buvo gaunama informacija, kad žmogus faktiškai gyvena užsienyje, pensijos mokėjimas būdavo stabdomas nuo kito mėnesio po išvykimo. Kad mokėjimas būtų tęsiamas, reikėdavo papildomai pateikti prašymą dėl socialinio draudimo pensijos mokėjimo atnaujinimo gyvenantiems užsienyje. Dabar to nebereikia. Pensijos toliau bus mokamos. Svarbu, kaip ir anksčiau, kartą per metus reikės pateikti gyvybės sertifikatą. Šiemet įvyko labai didelis įvykis mūsų šeimoje ir žodžiu, Sandra baigė universitetą, tęsė studijas. Aš labai gerai atsimenu mūsų pačią pradžią, kai mes tik pradėjom susitikinėti ir Sandra stojo visai kitas studijas. Stojau į nebylių kalbą. Norėjau būti nebylių vertėja. Tai va. Ir kai aš pamačiau, ką jinai daro tada, kuo jinai užsiema, ir aš tokią mintį Sandrai sakau, o kodėl tau ne į teisę stojus? Ir 3 metai vėliau Sandra yra visiška teisininkė. Taip, Diplomuota teisininkė. taip. Šiemet aš Čia labai didelis įvykis. Gavau. Sveikinu tave su tuo. Ačiū. Iš tikrųjų taip, šioje vietoje turiu padėkoti ir tau už kantrybę, už mano tas tokias isterijos akis, kas čia bus, aš nieko nesuprantu, aš nieko nežinau. Taip pat didelė padėka vaikam už palaikymą, artimiesiems, bet taip, pasirodo galima ir 40 įstoti į universitetą, jį sėkmingai pabaigti. Ir didžiuotis savimi, kad yra pasiekti tokie rezultatai. Tai va, šiek tiek apie tai. Sandra Polowska.
Taip, šie metai buvo ne tik tai džiaugsmo ir gerų pasiekimų rezultatų metai, šie metai buvo mums ir netekties metai. Mes atsisveikinom su geriausia savo drauge, mūsų šunytė Gucci, kuri, kaip vaikai sako, tai mūsų vaikystė, nes jinai nugyveno 17 metų. Tačiau aš tikiu, kas turi gyvūnus, tai supranta, kad tai yra labai skausmingas įvykis ir atsisveikinti su savo artimu šeimos nariu. Tai va, ne dabar, taip sunku apie tai kalbėti, tad šiek tiek prisiminkime ir ją. Dama. Va taip pat. Iš bliūdo nebevalgom. Maitinkit mane. Sekantis etapas bus šakutė ir peilis. Na ką, grįžtam atgal prie darbinių reikalų. Vienas iš mano didelių projektų, kuris šiemet įsigyvendino, nes jisai truko 2 metus, tai yra fiziniai bankrotai. Kodėl aš tai sakau didelis projektas? Todėl, kad į tai jungiasi ne tik tai Anglijos teisininkai mes, bet ir Lietuvos advokatai, norint įteisinti fizinį bankrotą lietuviui, kuris turi skolų Lietuvoje, bet gyvena Jungtinėje karalystėje. Ir mes tai jau išvyniojom, suviniojom, supakavom, sudėliojom. Žodžiu, mes pradėjom mūsų įmonėje teikti fizinių bankrotų paslaugą, kad tiem, kas turi skolų Lietuvoje, tačiau gyvena Jungtinėje karalystėje. Truputį džiugesio jums į ekraną. Kailyje noriu pasidžiaugti su beprotiškai gerom žiniom, kas liečia dar vieną sritį, kurią mes tvarkome. Tai yra fiziniai bankrotai. Taip. Tai yra fiziniai bankrotai, būtent lietuviams, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje, tačiau turi skolų Lietuvoje, arba gyvena Jungtinėje karalystėje, turi skolų Jungtinėje karalystėje, arba gyvena Jungtinėje karalystėje, turi skolų ir Jungtinėje karalystėje, ir Lietuvoje. Šiandieną aš stebėjau, kad aš visada viešinu daromus sodros reikalus, kažkokius tai momentus, kažkokias problemas, bet niekada nešneku apie tai, ką iš tikrųjų aš darau. Iš tikrųjų, tai aš tvarkau ne tik tai pensijas, lietuviškas, angliškas, darbo stažus. Teisinė pati veikla yra labai plati. Aš taip gal pasakyčiau trumpai, tai būtų pirminė teisinė pagalba. Tai būtų užvedimas ant kelio, kada jūs turite kažkokių tai klausimų, bet nežinot nuo ko pradėti. Tai visada galite parašyti, pasiimti konsultaciją ir tikrai, kas yra dalyvavę konsultacijose su manimi, dėkoja už tai, kad būna užvesti ant kelio, arba aš jau galiu pasakyti taip, aš tą apsiimu ir tą darau, nes kaip žinia, teisininkas dažniausiai specializuojasi vienoj srityje, negali apimti visos teisės, nes jinai yra labai plati. Tai mano gal tie tokie pagrindiniai dalykai, tai yra visi neįgalumo tvarkymai Jungtinėje karalystėje. Tai yra neįgalumo tvarkymai žmonėm gyvenantiem Lietuvoje, bet dirbusiem Jungtinėje karalystėje. Kas yra šiemet, tik tas visas išsiviniojo iš visos veiklos, kada yra žmonių, kurie dirbę yra Jungtinėje karalystėje, tačiau gyvena Lietuvoje ir jie turi teisę gauti neįgalumą iš Jungtinės karalystės. Tie dokumentų tvarkymai, visos pašalpos susijusios Jungtinėje karalystėje ir visi kiti klausimai, su kuriais susiduria žmonės gyvendami Jungtinėje karalystėje. Na ir nueinant nuo tos asmeninės reklamos, ko aš iš tikrųjų nemėgstu, reklamuotis apie save, darau tą ir aną. Šiemet dar kas man toksai vienas iš įdomesnių projektų, tai buvo
pokalbių maratonas su sodros ekspertais, tiesa ar mitas. Nes kaip matom, dažnai socialinėje erdvėje ir aplinkoje žmonių būna, man kaimynė sakė taip, man draugė sakė taip, arba Labai dažnai taip Jo. būna, jo. ar tas pats sodros darbuotojas, langelio darbuotojas sakė vienaip ar kitaip. Tai pavyko padaryti klausimų tokį pokalbį su sodros ekspertais, kurie būtent giliai apie tai visą tai žino. Ir šitas projektas vadinasi Tiesa ar mitas. Jūs jį galite matyti ir mano Facebook'o paskyroje, ir YouTube'ai susirasti. Facebook'e aš esu gabalėliais išdalinus, YouTube'ai visą pokalbį galite matyti. Bet ten yra tikrai labai daug informacijos, kuris galite pasiklausyti ir nemokant niekam pinigų už konsultacijas, tiesiog suprasti ir įsivertinti tos pagrindinius klausimus, kurie kyla žmonėm ir kurie dažniausiai sukelia mitus. Šiek tiek biškį apie tai. Gimdei 1995 metais, dekretinės vaiko auginimo atostogos į darbo stažą neįsiskaičiuoja. Čia konkrečiai apie 95 metus. Tiesa ar mitas? Taip, 95 metai iš tiesų yra ta tokia spraga, kai Kokį dar aš momentą išskyriau iš visų metų, nes iš tikrųjų ten tų įvykių buvo labai daug ir ką mes jau šiandien praėjom ir taip gan ilgas pokalbis šagavosi, bet tiesiog labai reikėjo pažiūrėti, ką atskirti ir ką parodyti visiems tiesiog iš tų pagrindinių, nes neskaitant kelionių mūsų susitikimų su draugais, artimais, skrydį į Airiją, į Kanarus ir taip toliau. Vieną iš pagrindinių momentų aš išskirčiau dalyvavimą kūdikio gimime. Čia be abejonės. Gerai, atsimenu 4 ryto skambutį ir sako, mes jau gimdam. Tai buvo pirma diena. Tai buvo pirma diena. Tada Sandra išvažiuoja į gimdymą, Greta atšaukinėja visus susitikimus. Už galvos susijėmus išvykimo metu, tai visi buvo jau atsibudę Taip, visi namiškiai. atsibudė, visi lekia liks savo vaikų gimdydami. Ir taip, čia buvo pirmas rytas, toksai, o po Antrą rytą, vėl tas pats. 4 ryto. Kelią mes važiuojam. Tai bet antras sykis nemelavo. Antras sykis nemelavo. Ir jo, ne pirmas sykį dalyvavau vaikučio gimime, tačiau man tai yra vienas stebuklingiausių, mistiškiausių momentų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man gyvenimas leidžia tai patirti ir būti šalia, kai gimsta gyvybė. Labas rytas. Šiandieną mano ofisas tokioj patalpoj ir laukiame koliuko atėjimo į šį pasaulį. Na ir vienas paskutinių mūsų 2025 metų įvykių, tai yra mūsų namo renovacija. Tai kągi, 2025 metai jau skaičiuoja paskutinės valandas ir išrinksime sekančius metus. Tai mano akimis keičiasi tik skaičiai. Mums dedasi kitais patirties daugiau. Tad visiems noriu palinkėti supratimo, artumos, pajautimo, žmogiškumo, šilumos, stiprybės, užsispyrimo, tikėjimo ir Su naujais metais, brangiai. su naujais ir tada.